toli prasidėjo elektrinės mašinos gaisrelis, ne pačioje elektrinėje mašinoje, bet netoli. Ir tai yra skirtingai negu šis tweetas teigiantis, kad dėl to, reiškia. Nu tai žinoma, negi Reutersiukas rašys, kad prasidėjo, reiškia, nuo elektrinės mašinos. Ne, laivas paėmė, pats užsidegė. Metalinis laivas užsidegė, reiškia, ne, bet čia, kas čia dabar buvo? Bet čia ne prie ko elektrinė automobiliai, ne. Įsivaizduokit, kaip tai yra pavojinga, jau nekalbant apie tai, kad jos viduje ten kaip mikrobanginiai sėdėti prie tų batareikų. Na ir iš tos pačios tematikos, štai taip atrodo neetiškas ir apie tai niekas nekalba. Tai yra nepatogi tiesa apie nulinį CO2. Apie 40 000 vaikų vergų Kongo dirba nežmoniškose sąlygose kobalto kasyklose. Kobaltas yra materialas daugybiniuose produktuose, įskaitant ličio jonų baterijos, kurias naudojo dauguma elektrinių mašinų. 40 000 vaikų kasa, kaip iš kokio filmo, ne? Kasa reiškia šitą visą metalą, kuris yra paskui mums stumiamas kaip žalioji energetika. Štai ant ko pastatyta visa žalioji energetika, ant melo, ant feikinės klimato kaitos ir ant vaikų vergystės ir išnaudojimus. Čia yra viena iš pusių tikrosios pedofilijos, tikrosios vergystės, kam yra naudojami vaikai. Jeffrey Epsteinas yra ne vienintelis toksai. Tokių salų kaip Jeffrey Epsteinų yra daug. Ir mes tik tais dar pradedam krapštyti paviršių, kas iš tikrųjų yra daroma su vaikais. Šito vietoje galima pradėti dar ir suokalbio teoriją, žinoma, ir tik priimkit kaip suokalbio teoriją, aš to neteigiu, bet kažkaip tai pradėjo keistai asocijuotis viskas su tuo, kad išties mes kažkokią tai požeminę civilizaciją turim ir išties, pasak tam tikrų šaltinių, vyriausybės tam tikros ypatingai Jungtinių valstijų teikia jiems dar vaikus. Tai yra dar vienas aspektas, kas vyksta su grobiamais vaikais, apart viso kito, ką jūs jau ir taip žinot iš mano ir panašių laidų. Taip kad, pasirodo, kad vaikai tai yra progreso variklis, klausykit. Jie ir dirba, ir attarnauja, ir, kaip sakant, ir patenkina, ir ką tik nori, tą viską daro tie vaikai. Labai patogu, pasiskųsti negali, reiškia, teisių jie savo jokių neturi. Kokios teisės, apie kokios teisės galima kalbėti šitokioje situacijoje? Vien šitokioje situacijoje, nekalbant apie visą kitą dar marazmą. Bet aš kaip ir minėjau, nepriimkit viską už gryną pinigą, bent jau to, ko neina patikrinti. Šitas tai čia panašu, kad nėra feikas ir čia yra ne pirmą kartą matoma man informacija, tokia apimtim apie 40 000 Kongo būtent. Tai yra nauja informacija man, aš anksčiau jos nemačiau, bet apie ličio kasyklas vaikų darbo, reiškia, išnaudojimo, tai ir ne tik, tai informacijos yra daugiau nei pakankama jau kurį laiką. Toliau grįžtame šitos šokančios TikTok